Labas rytas, tai sveikinusi ankstyvą rytą iš Nemuno, atostogos tęsiasi, tai galima pažvejot, ketvirtadienis, bet 5:30, labai gražus rytas, pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo viskas, fantastika, lengvas rūkelis, tai bandysiu pasitikrinti Nemuną, pasižiūrėsim, kas čia vyksta, žvejoju truputėlį žemiau Jurbarko. Senai nebuvęs šitose vietose, bet pažįstamos vietos, dambos. Tai va, tai porą meškerėlių prasiskinuosiu dugną, pasižiūrėsim, ką pavyks rasti ir bandysim kažką pagauti, o ar pavyks ar ne, sužinosim netrukus. Bandom. Tai ką, namų darbai atlikti, radau porą taškų, vieną visiškai šalia, čia 25 metrai, akmenukas kriauklynas, o kitą truputėlį toliau, ant 31 kažkur tai metrų, kur prasideda pagrindinė srovė, tokia lyg ir perkritimas yra nedidelis. Tai va, ką aš čia naudoju, jaukinimui, tai dar turiu nuo seno tokių didelių browningo ešeriklų, 80 gramų. Tai sumečiau tokias 5 ant kablio, ką mes įdėsim, dabar nelabai gražiai matosi, bet vienu žodžiu, pagalvojau, kad startuosiu su sliekeliu, su musės lerva, o šėryklą tai su ragiais. Tokių įdomesnių radau, čia nežinau, gal nesimato gerai. Pas Edgarą čia Jurbarke yra parduotuvė, tai tokios pusiau uždaros metalinės. Niekur nemačiau, kitur tik čia radau. Tai va, bandau startuoti ir pasižiūrėsim, ar atsilieps kažkas ar ne. Matau jau, inspekcija plaukėja, beje, pavadėlis ilgas, aš kažkaip nuo varžybų dar turiu prisirišęs jų, apie 1,5 metro kažkur tai, 0,11 kabliukas ten berods mūsų standartais apie 12 numerio. Nu, va, ir pirmas metimas ir žiūrim, kas čia bus. Nusistatysim timerį, kas 4 minutės ir pasižiūrėsim. Nu, va, iš karto pirmas metimas ir iš karto matosi, kad prisistatė, liaudiškai tariant, elektrikai. Tai jaukinimui pirmiausia daviau musės lervų, truputį kasterio, truputį kukurūzo. Ir pasižiūrėsim, jeigu matysim, kad smulkmė jau labai pikta. Aš manau, kad vis tiek valandą reikės su ją pavargti. Na, va, iš karto atakos. Tada bandysiu galvoti, žiūrėti, jeigu ką, gal tolintis netgi reikės truputėlį. Tai va, pradedam ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Žvejoju šiandien ne vienas. Pasižiūrėkit. Kompanija palaiko man. Drąsiai aš esu varnėja ir nesaka galvos dėl nieko. Sveiki dar kartą, tai grįžtam į eterį. Tai kaip ir tikėtasi, 1 valandą smulkmė, nieko įdomaus. Kojelės, aukšlės, ešeriukai. Truputėlį pasitolinau tašką, nes matau, kad rūkas pastraukė truputėlį per arti. Tai dabar apie 35 metrus, nu grinai, srovė čiut paridena. Tas gerai ir ne per seniausiai buvo pirmas nedidelis karšiukas užkibo. Paskalinis ir kas įdomu ant kukurūzo ir musės lervų, nes uždedi sliekelį, tai iš karto smulkmė, pagalvoju, kad reikia truputėlį pasididinti masalą, gal smulkmė nenudaužys taip greit kukurūzo ir sulaukiu pirmo karštinio kibimuko. Tai va, tai į šėryklą padavinėjau karpytos musės lervos, truputėlį ir matyliuko. Nu ir žiūrėsim, tai turim dar geras 5 valandas, visa žvejyba prieš akis. Nu ir bandysim kažką tai dar pagaut, gal dar pasirodys tas didesnis karštis, kažkaip tikiuosi, kad jo yra čia. Tai va, bandom.
Na va, pavyko dar vieną pagauti. Sudirbo šį kartą 4 musės lervos. Tai bandom toliau žiūrėti. Pagaliau sulaukėm ir karšelio. Jau, kaip sakant, įskaitinę. Į tašką padaviau truputėlį slieko. 3-4 šėryklas. Ir štai atsiliepė. Nežinau ar sutapimas, bet tik tai pasikeičiu pavadėlį į 0,1, iš 0,1, beveik 0,12, iškart karšinis kibimas. Pasižiūrėsim, ar čia atsitiktinumas, ar ne. Ir vėl nerealizuotas, blemba, reikia keist kablį. Kągi, žvejyba artėja link pabaigos, liko pusvalandukas. Tai panašu, kad karčio nieks nestatė į tašką, prašokanti visiškai žuvis. Na, bent jau aš nesugebėjau pasistatyti. Tai buvo 3 tokių užėjimai po 2 kibimus. Tai va, o, dar vienas kibimas. O, turim karšioką. Pasižiūrim. Tikriausiai nedidelis. Na, standartinukas. Opa. Tuoj parodysiu. Na va. Toks nedidiskas karšiokas. Nu, gal dar, jeigu po 2 kimba, tai reikia tikėtis, kad sulauksim dar vieno kibimo iš karto, ne? Šį kartą ant 4 musės lervų, baltų. Na, pabandykim pakartot sėkmės receptą, pasižiūrėsim, ar pasiteisins.
Tai pakol kas 5 karšiokai ir dar, 3 tikrai nerealizuoti. Vienas dėl to, kad bandžiau čia kamerą įjunginėti, taip gražiai kratė šokinėjo. Kol pakirtau, tada jau ir su visu pavadžiu jisai išvažiavo. Tai va, pasižiūrėsim dar. Bandom dar, kol yra laiko. Gal dar netyčia kažkas pavyks čia man. Kamera jau įsikraudinėja, tai nežinau. Ar gal dar bent nuotrauką padarysiu žuvies. Na. Tai va, tai kaip ir minėjau, tokia ta žuklė. Smagi, gaila tų nerealizuota, aišku, visada, bet veiksmo tikrai yra. Kas tikrai nepasiteisino mano nuomonė šiandien, tai uodo trūklio lerva ant kabliuko dedant tik tai smulkmė, karšis visiškai nereagavo ir mano galva truputėlį per daug įdėjau vienu metu uodo trūklio lervą į jauką ir taškas numirė. Nors negali žinoti, nes čia sakau, tikrai prašokantis žuvis, tai po 2 kibimus karšinius yra, užėjo bangelė ir viskas, o toliau laukia pertraukėlės. Iš šito daug smulkmės buvo, paskui tas smulkmė kaip ir apstoja, tai daugiausia pagavau karšiukų, tai berods ant 3 ant sliekelio, sliekas kukurūzas, sliekas dzikas ir 2 ant balto dzikelio, kibimai įvairiai. Tai va, tai pasižiūrėsim gal dar per tą pusvalanduką kažką pavyks pagauti, jeigu ne, tai ne. Tai va, tokios naujienos iš Nemuno. Žvejoju Nemune, jokia čia paslaptis, Kukarskiai, dambose. Sakau, smagu, ramu, nėra to turgaus, prie Jurbarko jau prie tilto nemažai džiujota prieš varžybas, tai norėjosi kažko tai kito. Dar tikiuosi gal artimiausiu metu, kada pavyks vakarinį, naktinę tokią pusiau žvejybą pasidaryti jau rugpjūtis, tai turėtų ir vakare naktį karšis kaip. Tai va, nežino.